apšerkšnyje mūsų žiemos, balta, nubirais. Ilgas pasakas mažies, seka virsta vakarais. Apie klaidžią sniego pūgą, saulės nukirptas kasas. Apie žąsiną moliūgą, kuris krito. Našlaidėlę gero būdo, o jos pamotė pikta, bet senelė užsnūdo ir jos pasaka baigta. Senelė, nebegok, pasik man dar! Senelė, ar pasakos tikrai egzistuoja? Norėčiau pamatyti naujametinę pasaką. Artėja kalėdos, stebuklų metas, kada visi norės, tai svajonės, išsišęs. Reikia labai pamatyti. Senelė, aš labai norėčiau pamatyti naujametinę pasaką, labai, senelė. Gyvenkit paliekus, man panorėjus, nusikelkime į pasakų karalystę. Ei, jūs! Ko triukšmaujat? Ko šūkaujat? Nesilaikote tylos? Oi, juk jis girinis, taip girinis. Jis gyrę saugo. Taip, nuo triukšmo, nuo netvarkos, nuo mašinų. Pas vaikučius, kviečia šiandien pas mus į svečius. Kepurės vakarą, prieš šviesus, šventinį vakarą džiugins į mus, džiugins į mus. Nu ką, viskas paruošta, metas į mišką glūdės. Aš eisiu, aš drąsiausias. Taip, pamatysit, panešiu gražią eglę. Raidutės negrįžk ir nesikeik. Ei, kas tu toks? O tu kas toks? Aš girinis. O aš Grįša, drąsiausias berniukas mokykloje. Drąsiausias, o aš girinis. Saugau mišką. Nuo triukšmo, nuo netvarkos, nuo mašinų užėjimo. Tau paprašyti moki? Prašyti? Taip, paprašyti. Dėdei, eik, tai saugok tą mišką. O dabar ir pamiegoti galima. Tai kur? Ten kažkoks senis, girinis. Nežinau, eik. Durnius! Aš dabar einu. Ar aš galiu eiti? Ei, Aš kas? Aš pats stipriausias ir šiandieną turiu kaukę beždžionėlę, tai tikrai gausiu. Tu lipk į eglę viršūnę nupjauk. Gerai, aš bandau eiti. Gerai, eik. Ką, tu beždžionka padarė? Ei, kas tu toks? O tu kas? Aš girinis. Saugau mišką. Tikrai? Nuo triukšmo. Tikrai? Nuo netvarkos. Nuo mašinų užėjimo. O aš tai eglės atėjau. Ir aš eglės atėjai. Ir aš stipriausias. Nu, kur eglutės? Sakiau, Žinokite, tu neaiškoni, tu asilas. tenai toks senis ir baisus. Ir jisai, žinokit, labai griežtas. Jisai neduoda eglės. Tai gal tu nemokai paprašyti? Mokėjau. Aš eisiu paprašyti. Sau. Aš nežinau, kad nežinau, Gražiai prašyt. Eglutė nuo
tu čia veiki? Dainuoju. O kam dainuoji? Tau, seneli. Man? Taip. Sveikinu tave su naujaisiais metais. A, naujieji metai? Taip, jau rytoj. Rytoj. Ateik pas mus į mokyklą, bus didelė šventė, labai didelė. Parodysim tau žaisliukus, kartu pašoksim, padainuosim. Bet eglutės mes neturim. Miškas ištankėjo, metas praretinti. Na, kad ir šitą. Labai gražiai. Ar gerai tu mergaitė? Labai gerai, ačiū, seneli. Eime kartu į mokyklą. Eime, Padėk man vežti. aš padainuosiu. Gerai. Kvepia eglutė žaliuoju mišku. Taip. O kaip? Va šitaip reikia. Kvepia eglutė žaliuoju mišku, šventė gerai, kad pavaškis laiku. Tegu jos vakaras visas šviesus, šventinį vakarą džiugins jį mus, džiugins jį mus. Šiandien pas mus į svečius, tegu jos vakaras visas šviesus. Trim-pam-pam, tra-la-la-la, prisiekiu savo makalą. Trim-pam-pam, tra-la-la. O, atrodo neprasta minė. Sveiki visi, atvykę į Barbės karalystės puotą. O štai ir mano juokdarys Kvailelis. Mano nuolatinis pagalbininkas, kad būtų linksmiau gyventi. O štai čia mūsų žavioji, nepakartojamoji, puikioji princesė, kuri labai mėgsta pasakas. Todėl mūsų karalystės gyventojai paruošė kalėdinę programą. O, nedidelė kokia minia. Beje, karalius su karalienė išvyko princesė jaunikio ieškoti. O gal mes jį čia rastume? A, kokį čia ta jaunikė? O, jis pats žaviausias, pats aukščiausias ir pats nuostabiausias. Ant stogo pastatyk ramiausiai, jaunosios vėtrunkę laikys. Ha, ha! Žyli, padainuok ponui Riteriui savo dainelę. Tai jokiais, skraido ore katinai, su visa šeria dainuoja, loja sodžiuje gaidys, o į priekį žygiuoja šaunus riteris vežys. Nepykite ant mano Kvailelio, jis tiesiog nemoka išreikšti minčių. Tai jokai. O katinai žuvis ežere dainuoja, o į salėje žygiuoja. Nuostabusis laiškanešys, Piečkinas, Katinas ir kiti. Lela, pasitikime, kur jūsų lojimai? Tai bent. Kas darosi? Juk sapne 20-ojo amžiaus pabaiga. O pas mus namuose viena pora veltinių 12. Trejetas iš Rūgpienių kaimo. Mane gerai valgai sumuštinį. Mane gerai laikai. Reikia laikyti taip, kad iš čia pirmiausia pakliūtent liežuvį. Tuomet jį bus skanesnė. Taip. O iš kur tu žinai, kad mano vardas dėdė Fiodoras? Aš savo namie visus pažįstu. Aš aukšto gyvenu ir viską matau. Mane vadina Katinu Matrosinu. Tokia mano pavardė. Laukiu. O tu turėjai tik tokį sumuštinukų? Namie tarpturiu. Na, vienas, mane gyventi. Tavo mama išvis. Nieks neišvis. O gal?
Gal tėtels koks? Eina, jo. Pas mus kažkodėl katėm buvo nebučia dėdė Fiodoras. Katė atsitempęs. Ir kas vienas katinas mums netrukdys? Tau netrukdys, bet man trukdys. Kokia nauda iš to katino? Kokia nauda iš šito paveikslo? Iš šito paveikslo didelė nauda. Dvi skylės sienų įstoja. Ir katinas vos naudas. Galės pelės gauti. Pas mus pelių nėra. O mes susiveisim. Kaip nori, reikia susai arba aš. Čia va kaip nepavyks. Na žinoma, pabėgam. Aš neseniai pažįstu šitą katiną pirmą kartą. Brangus mano tėveliai, tėtė ir mama, aš jūs labai myliu, bet ir žvėrelius labai mėgstu. Taip. O jūs man neleidžiate jų turėti. Todėl aš išvykstu į kaimą ir ten gyvensiu. Jūsų sūnus dėdė Fiodoras. Priimkite ir mane gyventi, aš jums viską saugosiu. Dar ko, mes patys neturim kur gyventi. Pameto tai, kai skužime, tvarkysime. Tu, matrosinai, dar patilė, gero šuo dar niekam netrūkdė. Kokiu vardu? Aš Šarikas, paprastas, neveisleris. O prašys yra? Mes geriau sužinosime, ir yra namelis Pušos kaime. Taip, yra. Aš vis vieną parodysiu ten, kur niekas negyvena. Namas tuščias, gyvenkite kas norite. Į sveikatą. Ačiū. O iš kur tu, berniukas, radai tos kienotų? Aš esu berniukas, aš niekam nepriklausau. Taip nebūna, kad vaikai būtų niekieno. Vaikai būtinai turi būti kažkieno. Kodėl nebūna? Atvažiuok katinas, niekieno katinas. Aš irgi niekam nepriklausau. O kodėl jūs taip domitės? Ar kad esi milicijos? Ne, iš milicijos. Paštininkas. Priešininkas. Paštininkas, to turiu viską žinoti. Gal norite ką nors susiprenumeruoti? Aš susiprenumeruosiu murziuką. Aš ką nors apie medžioklę. Aš nieko nesusiprenumeruosiu. Taupysiu pinigų. Ir numirti galima. Reikia nusipirkti karvę. Nu reikia, bet iš kur mes pinigų paimsim? Šarkai, tavai parduosiu. Nieko neparduosim, lobį ieškosim. Valio! Negalima jo atiduoti į polikliniką. Mes išaugusime ir išmokysime kalbėtis. O ką jūs šitoje skryniuje vežate? Mes buvome išėję grybauti. Traktorius priekamba grybauti. Kas ten? Tai aš Bėčkinas atnešiu žinutę apie jūsų berniuką. Kas ten? Tai aš Bėčkinas atnešiu žinutę apie jūsų berniuką. Kas ten? Tai aš Bėčkinas atnešiu žinutę apie jūsų berniuką. Kas ten? Dingo! Šarikai! Dingo berniukas! Kas suras pasitiktą premiją? Paspirtuką!
tokių velnių. Gal ir nemaža, bet ne už kiekvieną duoda paspirtų. Mano mama ir tėtė, gyvenu gerai, tiesiog puikiai. Visko aš turiu namą, jis šiltas, tik be jūsų labai liūdžiu, ypač vakarais. Sveikata mano nekokia, letenos suka, to jo degos nenuvaikau. O pastarosiomis dienomis pradėjau šertis, senas kailis baigęs, nors nemaniai. Užtai naujas kailiukas bus švelnus, taip kad mano gaurai padidėjo, viso gero, jūsų sūnus dėdė Šarikas. Gerai. Tuomet mes ieškome 2 savanorių dalyvauti kūčiukų valgymo konkurse. Pasižiūrėsim. O, atsirado savanoriai. Sės. Princese, kaip tau atrodo, ar visos pasakos baigėsi gerai? Taip? Žinoma, kad visos pasakos. Tikrai baigėsi visos gerai, nes aš taip pagalvojau. Tai gal pamatei pasaką, kad esi namai. Ne, mačiau tik kažkokį šuns namą. Šuns namą matei? Tai gal pasižiūrė? Pasižiūrė. Susimilk, tetulė, mes čia 2 mažuliai. Alkani našlaičiai, tavo giminaičiai. Ui, kaip mes sušalę, leis sušilt katelę. Katės aškiemsargis narsus ir kas čia beldžias toks drąsus? Čia mes katytės giminės. Į svečius atėjo 2 ožiai ir zuikiai su zuikučiais. Už lango pasigirsta gailus miaukimas. Teta, miela meldžia, į langelį beldžia. Vesti būtų galima, ant patorelį. Teta, ketuvėlė. Nėra čia ko jums eiti, tik teršia tvardą mums kačių. Tiek nebūdami svečių. Prašau, įvirti. Kaip garsėja jūsų namas?
draugelis, prisiglauskite, patelė. Princesė, ar tu vilko bijai? Vilko tai labai bijau. Mažyt. Taip, dabar ateis vilkas ir 7 ožiukai pasirodys. Tai užleis. Bėgam iš čia. Кто там? Kas ten? Vaikiukai, ožiukai, atverkite mamytį, šiaudinę krepšelį, pieno puodelį. Mamytė! Vaikiukai, puodelis, penelis, ožiukai. Jūs pažaiskite, o aš einu į mišką. Mamytė parėjo. Kas beldžiasi? Vaikiukai, ožiukai, atverkite mamytį, šiaudinę krepšelį, pieno puodelį. Ne, čia ne mūsų mamytė. Senas kambatis balis, nedainuoja panubasinę, tavo balsas storas. Argi senas policija išplės. Saidėti tavo naujas lapas, išmėginkas gerai galą. Ačiū tau, lapės. Sveikas, pilkasis potėjai, ar vėl daždys atšypa? Vėl, kai mano liežuvis storas, tad manęs visi vaikai baidos. Ar gali paplodyti? Būk geras. Na, jei vaikai tavęs bijo, paploninsiu. Štai, vaikai. Ačiū tau, vaikai. Kas tam? Vaikiukai, ožiukai, atverkite mamytį, šiaudinę krepšelį, pieno puodelis. Mamytė! Apsisuk, lygiuot, ramiai, žengte marš. Kur mano vaikelis? Mamytė, mano baroniukus ir sestres pavogė vilkas. Ką man dabar daryti? Tetulė ožkelė, ko verki? Vilkas pagrobė mano ožiukus. Kam dabar daryti? Teta tetulė, nueik pas gentą aplankys, viską žino. Eik suošinti, pamatysi vilko namelį. Ir aš kartu eisiu. Mamytė, pažiūrėk, vilko namelis. Atiduok ožiukus. Užtek žiūrėti, bėgti reikia tu, nes gali nebesuspėti susirinkti dantų. Baikite
aš nieko neturiu. Važiuojam gal pas Mešką, gal jisai kažką turi. Мы едем вместе покушать молочка. Мы едем вместе покушать молочка. Мишка, вы наигрались. Есть хотим? Ой, это что, каш что ли? Фу, не-не-не, я их вкуснее накашеварю. Ага. Ух ты, вот это каша! Мишка! Tik žinai ką? Aš kalėdų seneliu netikiu. Netiki? Nu, tuoj patikėsi, ką dabar pamatysi, tikrai pamatysi. Patikėsi, dabar Štai kokia ta mūsų vasarėlė, kur pažvelgsi vien tik žolynėliai, jis saugo pešiorį linksmos gėlės, o vėjelis toks švelnus. La, 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 la. Nusibodo, negaliu nusiboti. Pasiimsiu dovanas, kurias turiu atiduoti vaikams ir pasidarysiu savo didelę šventę. Juk aš niekad negaunu dovanų, tik pats jas visiems dalinu. Senel, ar aš gerai išgirdau? Nori pasiimti visas dovanas, kuris buvo jos išveikalo? Kaip gerai, kad aš negana atveikiuoju. Dirbam, plušam, gyventum tokie dideliam, o to įveikiai ima ir pradėti. Taip, snieguolyne, eikime paieškoti draugės ir pasidarykime savo didelę šventę. Dabar, o ne po ištisų ilgų metų. Nepatinka, kad per kalėdą šalta. Taigi, užsidėkime ilgas ausis, kad Velykų triušiai kaip nebebus šalta. Sveiki! O, čia tu kalėdų senelį, išgąsdinot mus. Bet mes norime tau pasakyti, kad nebegalėsime tau padėti kažkaip. Mes nusprendėme išeiti darbą. Aš ir nenoriu, kad jūs man padėtumėte dirbti. Man atsibodo būti kalėdų seneliu. Dabar kiekvieną savaitę rengsiu šventes. Šiandien pirmoji, gal norite bus linksma? Žinoma, norime. Linksminatės? Saldumynus ragauti? Geriau šiukšlių nemėtykite, jei nenorite žodžiu, kad kalėdų kalėjime. Čia buvo miško salės. Jis visas savo visą ir tikrai mus gali pasiimti kalėjimą. Štai kokia ta mūsų vasarėlė, kur pažvelgsi vien tik žolynėlį, į saulutę žiūri linksmos gėlės, o vėjas toks švelnus. La 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 la, la 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 la. Kelionė laikas man, naujieji metai džiaugsmą neš visiems vaikams, naujieji metai džiaugsmą neš visiems vaikams. Ir mūsų drauge ir žaidžiu bus vaikams.
Lele, Pasitikim raudoną kepuraitę. Čia. Raudon kepurę. Шапочка. Куда? Kur susiruošei? Labas, mergaitė. Oho, Liukas. Kur eini ir ko tu vardu? Pas senelę. Krepšelėje turi. Vienai bandelės. Gal duosi ir man, aš visą dieną gurmanį kasnelę neturėjau. Ne, neduosiu, aš sergančiai seneliai. O tavo senelė dirbi? Dirbi. O skani? Kaip tai skani? Mano bandelės skani? O tada stipri, kadangi bokštą lankė. Tai gyvena? Kaimynėlį, pušinėlį, darželį, bet senelio nėra. Man geriau pasivaikščioti. Tai gali tą aptarti? Ne, negali. Man bagėtas nepalikti, nevaikščioti. Na gerai. Tai pasivaikščioti, Liucija. Na ką, Žilbeli, seniai šviežienkos neturėjai. Vaila turiu kepuraitę. Iškelį, bentintelį, tai iššas senės namas. Kas ten? Raudon kepuraitę. Užeik, Anukėlė, užeik. Na, ir kągi tu man atneši? Kaip tai nieko? Kur mano bandelės? Kur mano šonelis? Suvalgiau pakeliai. Oi, kaip negražu. Mano kepuraitė. O kodėl tu bausi? Kiaulė. Kad tave geriau girdėčiau? Kad tave geriau matyčiau. Nu, kada tu nematai? Oi, kaip dantis. Na, parodys. Oi, Jėzus, kokie dideliai baisus dančius. Kaip tu taip neprisižiūri? Raudon kepuraitė. Ar tu ne mano Anukėlė? Ar tu Vilka? Toj kaip buošių dantis pamesi. Senelė, Vilkas? Taip, Vilkas, Anukėlė. Apgavo mane. Norėjo suėsti senį. Tempės, medžiotojai sušaukė. Bet jis. Netinka? Netinka. Avasokiniai šitas Netinka man niekas. Nu, nežinau, iš vis kokia tu. Iš puikosi princesė, talim papam tralalala, bėgo aš iš čia. Nu, nesivaizduoju. Pakviesk tą, kuris tikrai tinka. Daktarą, ai skauda. O, va šitas tiek pagydys, matai, ne? Limpopo. Yes.
skauda. Atvykite greičiau pas mus. Labai serga beždžionėlės. Mūsų adresas Afrika Limpopo. Ai, Limpopo! Limpopo! Keliaujam į Limpopo. Beždžionės, kur jūs? Au! Mes čia. Čia tavo beždžionėlė. Kam surišat mus? Jeigu jūs sergat, mes ir taip galime jūs išgydyti. Girdėjau, brolyti, kur nori išgydyti? Dai vieną. Bjaurusis daktarių. Dai vieną. Žinau, aš esu vieną. Kraugerį. Antrą, negailestinga. Trečia, lėšikas. Lėjus. Aš nuo vaikystės niekam nesileidau gydomas. Nesileisiu ir tau. Oi, neskenčiu daktarių. Prisikirsim tų krokodilų. Paskaudės pilvai ir praeis. Oi, daktarai, skiepija. Daktarai, leidžia vaistus. Daktarai, gręžia dantis. Nenaudėliai. Dėl šitie plėšikai tokie pikti. Dėl to, nuo vaikysis nenorėjo gydytis. Vargšeliai, dabar jiems viskas skauda. Jie labai pikti. Šis išlaisvės. Dabar galim jau pralyti. Jokių būdų. Dabar mes jas gydysim. Na, broluži, įsižiok. Tau visai neskaudės. Mylė, tik skausmo. Gerai, daktarai skauda. Na, aš anksčiau nekenčiau daktarų. Na, tų, kurie gydo. Bet jūs mane išgydėt. Ačiū labai, ačiū. Norime padėkoti visiems Varnės karalystės gyventojams už puikią nuotaiką, gražius pasirodymus, dar nuostabesnius kostiumus ir dabar kviečiame mokinių tarybą atlikti dainą Varpelis. Ačiū, Sniego.